mes turim visus leidimus. Miški ir policija paskutinį. Nu, policija net leidimą davė, nu tai kuo? Laida ne apie keturračius, o farai. Atvykę į Motofox Challenge 4 etapą. Summer Fest. Nu ką, chebra, pagaliau po ilgos pertraukos ir vėl Motofox Challenge etapas. Tai turime jau 4 etapą, randamės Jurbarke, puikus oras, 3 dienas pramogų, varžybų, keturračių, muzikos ir tikras festivalis laukia mūsų. Tai chebra, turėsim naktinį važiavimą, šiandien yra penktadienis. Važiuosim naktinį, važiuosim dieninį šeštadienį ir šeštadienį vakare laukia mūsų koncertas, tusovkės, maistas ir visa kita. Tai žodžiu, chebra, iš jūsų po laiką, po komentarą kaip visas ir būtinai pasekit. O mes važiuojam! Tai ką, chebra, biškį papasakosiu jums, kas mūsų laukia šitoj serijoje ir mūsų visų dalykų. Tai turime sceną, turime didžėjų, turim muzikantą, gitaristą, turim humoro klubą ir tai viskas vyks šeštadienį. Penktadienis šiandien yra, šiandien bus naktinės varžybos, grįžtam, einam miegot ir tada šeštadienį keliamės, važiuojam ir vėl dieninį ir tada jau bus mūsų festivalis. Tai pasirūpinam ne tik suaugusiams, bet ir vaikams. Tai turime ir pripučiamą batutą, kur vaikas galės pašokinėti. Turime keturračius, keturračių nuomą, kuri mums visą laiką padeda su keturračiais. Tai šį kartą vaikams padarėm, parodyk trasą, vingiuotą, vaikai galės pasitreniruoti, pasivažinėti. Tai va, ką dar turime? Turime maistą, maisto zoną, žmonės galės pavalgyti, pasidėti. Turime dvi virtuvės, kur maitins mums ir, aišku, ir vabaliukas maitins mums. Bet čia tokią padarėm tikrai gerą chill zoną ir čia atpūsim. Žiūrėkime, ir gultukus paruošėm. Ten yra pilnai dabar renkasi žiūrovai. Tai dar yra labai anksti, bet jau po biškį ruošiamės ir žmonės renkasi. Tai ką čia jums dar papasakoti? Turim dušus, turim tulikus, turim, žodžiu, viską, ko reikia festivalį. Tai mes net ir pavadinom šitą mūsų Motofox Challenge 4 etapą Summer Festu. Tai tikras festivalis. Tai ką, važiuojam, žiūrėsim, kas toliau. I'm also asking for a I'm also asking for a Filmuoji, kad žinai, kad kažkas tai bus. Pavojingai atrodo, ne? Nu. I'm also asking for a I'm also asking for a Tai va, po biškį mes renkamės, tai startas bus apie 11 valandą, kai jau sutems, nes bus naktinis. Nu, va, tai taisyklių ir nesilaiko. Tai žodžiu 9 valandą startas. All around the rest of time, I'm
Žiūrėk, padangas visų rūšių, kokių tik reikia. Kad čia turi. O, servisas. Keltuvo trūksta tik tai. Tu pažiūrėk, čia kaip būdas, ne? Kondicionierius, Visko yra. Čia hebra rimtai. Čia nieko nusėtų. Ai, čia. Iš ten neužiai, net naužiai. Ai, taigi. Čia betvarkė nefilmuojam jų, bet, pažiūrėk, ten dar ir mėgot galim. Nu, fainai. Žiūrėk, telikas, kondicionierius, virtuvė. Va, vabaliukui tokį reikia. Gerai, einam, netrukdam hebrai. Nu, sveiki. Labas. Kaip nuotaika? Labai gerai. Oras puikus, nuotaikas puikios. Biški miego trūkumas labai anksti kėliausi šiandien. Nu, supratom. O ko tikitės iš festivalio? Ko, žinau, gerai praleisto laiko svarbiausia, o toliau bus matyti. Nu, ačiū. Supratau. Gerai, Gero laiko. dėkui. Sėkmės. Sveiki. Sveiki, Kaip jūsų nuotaika? puikiai. Ko tikitės iš šio festivalio? Tikimės žiauriai gerai praleisti laiką. Atvažiavom sūnelį palaikyti, pabėgom nuo ūkio darbų iš tikrųjų. Geras oras labai, ačiū Dievui, karščiai atslūgo. Išbandyt keturatį naują, sūnelis išbandys. Nu, tikimės geras nuotaikos, palapiniai miego, žiauriai fainiai, smagu turėtų būti. Nu, visiems dalyviam linkiu iš tikrųjų ištvermės, pasitikėjimo savimi, nu ir gazas dugnas. Ačiū. Kur tos lipdukus duot? Tai 9 valandą kažkas. Va, hebra, va šitas va žmogus, kuris vienintelis, kuris sustoja, nepagailėjo savo sekundžių brangių ir sustoja. Tai ačiū tau, senu. Reikia visą laiką sustoti. Tai va, registracija ten buvo, šitas technikinė ten, registracija kupale ten. Bet apie 8 valandą. O štai čia matome vienišą vilką, kuris visą laiką gyvena gamtoj, kuris be gamtos negali nė dienos Čia yra Monkis! Nežinau, jau sveikinausi su tavim, bet darau. Pažiūrėkit, kaip žmogus. Va čia žmogus prieina prie kempingavimo, kaip čia pasakyti, prie stovyklavimo. Atvažiavo į varžybas, pažiūrėkit. Čia kiekvieno kempingisto svajonė. Mandalas, užuovėje, staliukas. Viskas yra. Kaip namuose? Kaip namuose. Tu turbūt gamtoj kaip visą laiką, kaip namuose. Taip. Tai kaip žinai, kai mėgsti taip laukinę gamtą, tai važiuoji. Pasiruošęs? Pagazuot. Pasiruošęs. Ir smagu. Tik tai be šalmo atvažiavau. Pamiršai šalmą? Tai nieko, Tai aš savo galiu. Atvež, sako. Tai va taip, ruošiamės. Pažiūrėkit, keturračių. O! Muzika tinkama, tik svarbiausia, YouTube'os copyrighto neduotų. Ne? Gerai, turim, ką turim. Thoughts that control me until something bad left me so lonely, and I want it back. I want the old me, trying to forget again. Thoughts that control me until something bad left me so lonely, and I want it back.
Kaip poliklinikoje dirbam, va, su numeriukais. Neregistruojam, va, duodam numerius, važiuos technikinė praeit ir startas. 11 startas ir lauksim pirmų finišistų. Nedaug žmonių. Iš viso 76 gal dalyviai, tai nelabai daug iš tikrųjų, bet vasarą nėra ko tikėtis daug žmonių. Kur klijuot reikia? Bet, va taip, žiūrim kaip bus. O jeigu šnekėti apie motociklus, tai chebra, Motofoxas turi dabar nuo 400 iki 800 kubų motociklų. Tai chebra, jeigu domitės ne tik keturačiais, o ir motociklais, enduro, tai drąsiai galite irgi kreiptis į Motofoxą ir padės jums išsirinkti jūsų motociklą. Yra įvairių spalvų, grafikas galės apklijuoti taip, kaip jūs norit, tai chebra, kreipkitės į Motofoxą ar į mane ir padarysim jums krūtą keturatį ar motociklą. O dabar grįžtam atgal į trasą. Nu ką, suregistravom visus, praeina technikinė ir po biškį to eisim briefingo. Briefingo, papasakojam visiems viską, kaip kas ir 10 startas. 10 startas ir sėdėsim lauksim. Šiaip norėjau pats važiuoti, bet mama neleidžia. Ne, negalima dar, vakar trasą dariau, tai biškį nugaras skauda, tai dar per anksti. Bet jau norėjusi prasivažiuoti. Bet šiais metais, kaip sakiau, turbūt nevažiuosiu. Tai gal laukiam briefingo, o jūs dabar paspaudžiat pauzę ir nueinat į apačią ir paspaudžiat laiką. Nes kuo daugiau laikų, tuo geriau. Greitai, dabar va. 1, 2, 3. Žodžiu, pas mus nesibaigė nuotykiai, atsiuntė urėdą ar čia miškininką vietinį patikrinimą padaryti. Tai žmonės laukia briefingo, o mes dabar laukiam, kada mums duos leidimą. O taip, Jurbarkas mus pasitiko. Nu, aš tikiuosi duos startuoti. Tai turėtų? Nu, mes turim visus leidimus. Miški ir policija paskutinį davė. Nu, policija net leidimą davė, nu tai ko jie nori dar? O rankas spaudžia, rankas spaudžia, reiškia viskas gerai. Tilink, tink, tink. Atvykę į Motofox Challenge 4 etapą, Summer Festa. Kaip nebūtų mums sunku jį padaryti jums, bet mes atrodo, kad sugebėjom. Nu, tai pabaigoje dar pasakysim, bet manau, kad viskas gerai. Turbūt pradėsim nuo vieno tokio dalyko, gal Valdemaras papasakos. Turbūt iš karto pralinksmėsim. Šiandien žinom, kad mūsų šviečia turi gimtadienį. Tai pakviesim ją. Ir čia mergaitė, kuri beveik visada pirma pas mus užsiregistruoja, visur važiuoja. Tai
labai linkim jums daug laimės, džiaugsmo, kad visi jūsų startai būtų idealūs, visi finišai būtų geri ir kad jūs visada būtumėt su mumis. Jeigu jau šiandien būdam, tai būsim. Ir sekantį kartą į Pro lygą. Gerai, sveikinam su gimtadieniu. Paplojam! Šiandienos važiavimą turbūt Robertas daugiau papasakos. Ne, aš sudarinėjau dieninį maršrutą, Robertas važiavo naktinį. Tai dariau naktinį, tai jeigu ką, mėtykit akmenis į mane. Tai iš tikrųjų nebus labai sunku, žadėtų balų nebus, nes mums uždraudė važiuoti į mišką, tai važiuosime žvyrkeliais. Mus klauso, van per langą. Tai važiuosim, maršrutas bus 51,5 km, nebus labai sunkus, bus biški posūkių, bus... Biški tiesiųjų. Nu, žodžiu, bus nebloga trasa. Greičio ribojimai labai svarbus, nes greitis visur 70, jums apribotas ir yra ženklai. Yra lentelės ant kelių sudėtos, tai kur 30 ir pabaiga kur 30. Tai ir vėl tada 70 galima važiuoti, kiek leidžia mums važiuoti miškais, žvyrkeliais ir taip toliau. Pagal kelių eismo taisyklės. Jeigu matot iš galo atvažiuojantį žmogų, važiuojantį greičiau, jūs viejasi žmogiškai praleiskit. Nes patys žinot, kaip būna. Nori greičiau ten aplenkti, greičiau atvažiuoti ir gali būti visokio nesąmonų kelyje. Bet ratį, nu, sustokit ir padėkite. O jeigu jūs apvirtote ir jums viskas gerai, važiuokit ratis, parodykit liuksą, važiuok toliau ir viskas gerai. Po to ateisi pas mus į palapinę, mes tau išaiškinsim. Vienu žodžiu, dar turim tokią vieną dalyką, nes jinai netekom labai artimo mums žmogaus, draugo, kuris irgi su mumis visada važinėjo. Ir atsitiko taip, kad žmogus mus paliko ir norim nors minutę tylos pagerbti jį. Žinom, kad pas visus super staidžiovai litrai, ten milijonas kubinių centimetrų ir kilovatų. Visi mes žinom, kad jie važiuoja, negazuokit, hebra, gausim mes po to labai daug vilnių. Ir su grėbliais. Mums pasakė žolė atsodint, ką išdraskysit. Žolė dabar daug kainuoja. Pagailėkit. Tai ką, hebra, visiems gerų emocijų, gero važiavimo ir susitiksim finiše. Ką, jau vienas pametė ratą, tai važiuojam gelbėti. Valdemarka važiuoja, tai kameristas važiuok, pafilmuosi, kaip žmogus su 3 ratais startuoja. Važiuok. Šitaip normaliai.
skraidyti? Jo, skraidžiau biškutį. Biškutį. Šaja. Šakį šiandien. Čia dar su viena galėjai važiuoti? Ne? Ne, kad tas iš... Bandėjai išvažiuoti? Ne, išlipa, klopškai važiuoti. Nevažiuoja? Ne, važiuoja, kasas ratkai, bet... Pabandom išvažiuoti. Hebra, pravažiavo visi grįžo, kaip matėt, kameristas parvežė porą, tai yra evakuavo porą dalyvių, bet šiaip visi sveiki gyvi. Aišku, buvo sunku važiuoti, pašnekėjau su kiekvienu, tai dulkės, nieko nesimato, bet visi grįžo, visi laimingi, atsiliepimai gal neblogi, bet gal galėjo būti ir geriau. Tai ką, turbūt jau susimatysim rytoj, jau startė. Tai mes einam miegot ir susitiksim rytoj. The next day. Ką, labas rytas, draugai. Atsikėlėm su dainelė ir... Ne, dainų nebuvo, bet atsikėlėm. Tai Van Hebra jau pusryčiauja, mes geriam kavytę ir tuoj eisim vesti briefingą. O kol kas viskas eina sklandžiai, nieks prie mūsų nesikabina dar, bet čia tik rytas. Renginys dar kol kas tęsiamas. Tai atsigeriam kavos ir einam vesti briefingą ir žmonėm papasakot, nes važiuoja naujų žmonių, dar reikia priregistruoti porą žmonių. Ir papasakosim žmonėm, kas šiandien jų laukia. Šiandien bus tikrai linksmiau nei buvo vakar. Valdemarai, įvertink blynus. Nesaldžiu. Blynai bomba. O mes kaip tikri šitie. Kol visi nepavalgys, mes nevalgys. Noriu valgyt, o... Bet reikia, būt kultūringiams, tot iš karto dalyviams pavalgyti. O mums. Dabar varvinam seilę. Iš tikrųjų mėgojam 3 valandas. Turbūt atrodau taip pat kaip ir jaučiuos. O katončikui reikės dar vairo traukę išlyginti mums. Kodėl? Aš vakar prisižadėjau. Mes daug vakar prisižadėjom. Tai išlyginsim, kad į medį remsim, reiks. Gerai, viso, valgom ir einam briefingą vesti. Hebra, dažnai klausite, kur apsiklijuoti savo keturratį apsauginę plėvelę ar pakeisti dizainą. Alien Graphics jums visą laiką padės. Išsirinkti jums tinkamą spalvą, tinkamą dizainą pagal jūsų visus lūkesčius ir jūsų keturratis atrodys gražiai. Tai Alien Graphics jums padės, o su Gurski promo kodu gausite 15% nuolaidą. Naudokitės! Rytas ko nematėm, turbūt jau su visais pasimatėm. Tai ką, antras važiavimas? Tai nuo vakarykščių važiavimo tai supratot, kad daug dulkių, tai nusprendėme, kad šiandien išleidinėsim kas minutę, ne kas pusę minutės. Tai gal bus biškiai geriau, bet šiandien vėjuota, tai tikrai daugiau nupūs tų dulkių ir
atvažiuosit švaresni. Tas dalykas, ką norėjau pasakyti, kad labai daug kas startuoja ir dugnais eina. Jūs iš karto susirinkat baudų. Nuo starto iki parkingo įvažiavimo ten yra 10. Jūs turite 10 km per valandą važiuoti. Aš visiems bandžiau sakyti, bet vis tiek visi supratau. Wow! Tai to daryti nereikia. Ir labai noriu paprašyti, kad jeigu važiuojat ir matot iš galo, kad kažkas lenkia, praleiskit. Nes vakar sakė, belenkiek tokių situacijų buvo, kur vieni ir į griovius nustumėt, tai tikrai, jeigu matot, kad nepajėgėt važiuoti taip, kaip iš galo žmogus važiuoja, tai praleiskit, nieko neatsitiks, nes tikrai buvo. Supraskit, jeigu jūs kažkas pasivijo, tai jis jūs paliubomo aplenks. Tai kad neprisidarykit nei savo problemų, nei kitiems. Tiesiog praleiskit, tegul važiuoja, jam bus geriau ir jūs neprisidarysit savo problemų. Galite stumti, čia lenktynės, kiekvienas pats už save atsakinėja. Nepraleidžia su buferiu į šikną ir viso. Jokauju, taip nedarykit. Kas dar apie trasą? Žiūrėkit, tikrai labai daug vietų bus, apie 16 ar 18 vietų, kur yra greičio ribojimas. Greitis visur ribotas buvo, kur namai. Vienu žodžiu, jeigu matot namus, tai greičiausiai pas jūs ribotas greitis. Žiūrėkit, 50 arba 30. Ne, ženklų čia nebus. Jau, bramba, mokykitės važiuoti. Jo, čia ženklai iš tikrųjų tik turbūt pas mus. Ar yra kur važiavę ne pas mus, kur yra ženklai sudėti? Turbūt nelabai. Ir dar noriu pasakyti, kai startuosit, būna navigacija, gal ten sukasi, ten pas kai kurius, kaip sakė, tai išvažiuojat ir 4 km be jokių nusukimų į šalutinius, visą laiką pagrindinių žvyrkelių važiuoja. Ta prasme, pas ką ten sukasi ir taip toliau, nežinau. Jo. Dar noriu pasakyti, kai grįšit, šiandien mūsų laukia daug pramogų, tai turime maisto, turime papilstis mums šefai sidriuko, liuko, tarhūno ir viską, ko tik pageidausit. Turim pramogų, pamajokit, kurie jums padarys daug adrenalino, galės jūs aprengti drabužiais tokiais specialiais ir paleisti savo šuniukus. Tai jeigu norėsit pajausti, kaip tikri šunys kanda, tai drąsiai galit pamėginti. Ir, žodžiu, galės su keturračiais vaikais pasivažinėti, čia va tokią trasą padarėm. Nuo 5-6, kaip spėsit atvažiuoti ir susiruošti, bus stand-upas, tai atvažiuos komikai. Du jau stovi. Ir turėsim gitaristą, turėsim didžėjų, tai bus tusovkė. Tai laukiam visų tikrai, kad neišvažiuotumėt, o papramogautume ir gerai praleistume laiką. Koks mūsų buvo tikslas. Aišku, oras šiandien ne kažką, bet vėjota, tai gerai bus jums į naudą. Tai ką, gero važiavimo ir svarbiausia saugaus. Chebra, turiu jums padguončiką. Šį kartą ne CF Moto, bet nuo mūsų kolegų Arluka, kurie prekiauja odas keturračiais ir nori mūsų sekėjams
odesistams padovanoti dovaną. Tai turiu tokius 2 raktų pakabukus ir kepurę. Tai ką reikia, parašyti komentarus, kodėl reikia šitų aksesuarų jums. Tai tą ir padarom, parašom komentarą ir gaunam dovanų. Aš jums išsiųsiu, parašysit man į Instagramą ir gausit dovanėlę. O šį kartą mes turim tylos kampelį po ąžuoliuku. Va ten renginys vyksta, o mes čia va. Valdemaras alkanas. Kaip tylos kampelį, tai ponas labai jau garsiai jūs. Nu jo. Tai mums skanaus ir eisim Gero toj. žiūrėjimo. Ir man atrodo, kad tyla prieš audrą. Tikrai taip. Nes dar ne visi finišavo. Bet žiūrim, ką turim. Gal šiandien važiuojam? Tai buvo mūsų finišai. Būro tinklas. Čia mus. Ar prieki? Gerą dieną. Ne. Negi. Negi? Ne, aš jūsų šaršalo organizatorius. A, šitai? Tada turim pakalbėti. Galim. Ateik. Kiek reikės? Geriau anksčiau. Tokia situacija, žodžiu, grįžo, finišavo visi ir galim nominuoti ne kas greičiausiai atvažiavo, o kas daugiausiai pūtė. Tai realiai kiekvienas po 4-5 kartus buvo sustabdytas ir teko tikrinti blaivumą. Aišku, visi nepatenkinti, bet visi supranta irgi, kad čia ne mes kalti, bet žodžiu, vienas 3 ekipažai gaudė po visą Jurbarką žmogelį ir važiuoja pas mus pats komisaras Jurbarko. Tai laukiam ir aiškinsimės. Tai čia jau laida ne apie keturračius, o farai. Tai va, tai jeigu viršiui dar vietą matysim. Pridėjo kurą, va tiek dalyvavo. Mes nedalyvavo. Bet jie atsivežė 2-4. Visu geru. Nu, gavot viską. Viskas, visu geru. Dabar netrukdysite. Taip, viskas, atsiprašau. Ir mes jūsų netrukdysim. Trukdat, kaip netrukdat? Kodėl jūs sakot, kad mes trukdom? Nes mes gavom leidimus važiuoti, o jūs stabdat visus. Tai taip, o kiek? Nu va, tiek aiškinsiu, o mes farų laidą užbaigiam ir varam tusinti. Pailsėjęs, žiauriai geros nuotaikos, su maišu gerybių, nusimeti tą maišą virtuvėj, pradedi viską lauk.
Labai gerai, labai šaunus renginys iš tikrųjų. Džiaugiuosi, kad Jurbarko rajoną gal taip sugrįžta tokio pobūdžio renginiai, gal čia netgi pirmą kartą iš tikrųjų, tiksliai nežinau, nenoriu suklysti. Žodžiu, labai faina iš tikrųjų ir ačiū organizatoriams, kurie pasitikėjo mumis ir pasikvietė tikrai jauną restoraną aptarnauti jų svečius. Tai va, ne tik 9 mėnesiai, bet va mūsų pirmas didesnis renginys, tikrai daug žmonių, daug įvykių. Žodžiu, tikrai labai fainiai ir maistas, sakė, neblogas, tikrai. Tai va, lauksim kitų metų, ar gal ir greičiau kažkas įvyks, nežinau. Tai va, toks šiek tiek įdiegia ir pasitikėjimo mums patiems ir tikiuosi nenuvylėm organizatorių, tai ir draugausim ateityje. Ačiū. Malonu, buvo smagu, dalyvausim toliau. Pirmas kartas, buvo visko, naktinė trasa gera, dieninė dar geresnė. Lauksim kitų renginių. Buvo labai smagu, viskas super, renginys super, viskas labai smagu, viskas gerai. O čia kažkokią gražią kepurę turite, kažką atstovaujate? Atstovaujam Aladės, Keturračius, prekiaujam, remontuojam, servizuojam. Jeigu reikės, prašom kreiptis. Arluka, www.arluka.lt. Darėm ir padarėm, kaip sakoma. Kaip nebūtų sunku mums padaryti šitą renginį, kiek mes turėjom praeiti, kiek mes turėjom sugadintų nervų, kiek sugadinto turto. Bet mums tai pavyko. Tai chebra, pablokim, jeigu galim. Noriu pakviesti vieną iš mūsų rėmėjų, kuris nori apdovanoti vieną klasę dovanomis. Tai kviečiu Arluką. Paplojam. Jisai skiria dovanas, taipogi jisai dalyvavo, bet skiria dovanas aukštesniai klasiai, negu pats dalyvavo. Tai ką, pradėsim? Ar nori porą žodžių pasakyti? Ačiū už nuostabų renginį, lauksim kitų renginių. Naktinio važiavimo hobį iki 7:50. Tai, pasiruošę? Ar pasiruošę, chebra? Tai naktinį hobį klasės iki 7:50. Trečios vietos nugalėtojas Gytis Petraikis. Gytis jau namie. Nu, nieko. 50 naktinį. Antrą vietą laimė Donatas Dankis. Yra toks. Vietos nugalėtoja naktinio važiavimo iki 750 kubų laimė Vitalijai Fiterson. Paplojam. Trečią vietą Donatas Dankis. Negali grįžti. Antrą vietą dieninio važiavimo užima antrą vietą Darius Tapelis. Turim tokį. Pirmą vietą laimi kas? Erikas Račiūnas! Dabar kručiausia klasė virš 750.
Tai naktinis važiavimas. Trečią vietą užima Edvinas Simaikaitis. Yra toks. Yra. Hobį virš 750 naktinį. Antrą vietą užima, aš jį pavadinau Dalgiu, nes jis išsiprašė 3 septintukus. Tai laimi Mindaugas Samoška. Turim pirmą vietą naktinę. Tai hobį virš 750, pirmą vietą užima Deividas Kuncaitis. Paplojam, Geuro, paplojam. Ir taip, hobį virš 750 dieninis važiavimas. Buvo biški sunkesnis gal ilgesnis ir turbūt sudėtingesnis, jo, reikėjo biški papūst. Trečią vietą užima Dalgis! Mindaugas Samoška! Hobį virš 750, dieninį antrą vietą užima ir Rolandas Ušackas. Pirma vieta. Tai kas mums pirmą vietą užėmė? Rokas Kupčinskas! Nu ir dabar rimti vyrai. Rimti vyrai, kurie važiavo pro klasiai. Pro klasiai naktiniam važiavimą trečią vietą užima kas? Gediminas Želvys. Antrą vietą užima Eidmantas Zarasauskas. Pirmos vietos nugalėtojas pro klasės, jo irgi nėra. Jau matau, mašinas nėra. Aurimas Juška. Prieinam prie dieninio. Trečią vietą dieniniam pro važiavime. Trečią vietą užima Dainius Žepnickas. Antrą vietą laimi. Ai, koks jauduliukas, ne? Karolis Marcinkus. Pirmos vietos nugalėtojas Gediminas Želvys. Yra toks. Op! Paplojam, Gebra, paplojam! O tai va. Ir dabar norėčiau pakviesti Luką į sceną, kuris nori apdovanoti savo, nežinau ką. Savo dovanų! Tenka tų diplomų, prieinam prie rimtų dalykų. Dieninio ir naktinio važiavimo.
Tai hobi klasė iki 750. Trečią vietą užima žmogus, kuris visą laiką atvažiuoja su šeima savo, visą laiką su antra pusė ir važiuoja visą laiką dviese ir registruojasi patys pirmi visą laiką mūsų renginiuose. Tai trečią vietą užima Donatas Dankis. Turim dovanų kuponą. Žmonas Odesai detalę nupirkti. Antrą vietą užima kas? Erikas Račiūnas! Tokio neturiu. Atkentėjo pirmos nakties mūsų važiavimo dulkės visas. Antros dienos visus Jurbarko pareigūnus atlaikė ir laimėjo pirmą vietą. Darius Tapelis! Hobi virš 750 kubų. Bendrai naktinis ir dieninis trečią vietą užima Rokas Kupčinskas! O, jaunuolis! Antrą vietą laimi Rolandas Ušackas! Ir dabar turim pirmos vietos nugalėtoją. Matau, kaip su keliu sėdė, va, tam, žinai, viskas. Nu ką, Dalgė, ateik čia. Mindaugas Samoška! Tie visi laimingi. Pro klasėje iš tikrųjų turim dovanų iš Motomarinės. Motomarinė, jeigu žinot, tai yra Kanam atstovai, kurie prekiauja Kanam DRP keturračiais. Tai paplojam jiems, jie negalėjo atvykti, bet davė dovanų kuponą. Pro klasės, trečios klasės nugalėtojas Jurij Kuznecov. Paplojam, kebra. Dieninį ir naktinį. Antrą vietą užima Karolis Marcikus. Pirmos vietos nugalėtojai. Atkentėjo, kaip ir sakiau, ir pareigūnus, ir dulkės. Beje, noriu pasakyti, kad skambino mums moteriškė ir sakė, kad po naktinio važiavimo jos karvę pieną su smėliu davė. Nuo dulkių. Tai pasistengė. Nu ir pirmą vietą. Pro klasė. Dieninį ir naktinį laimi Gediminas Želvys. Bet pirmos vietos pagalėtas, jis čia gali švęsti, tai paplojam dar kartą. Ačiū, ačiū Gebra. Ir dar stand-upą biškį. Ir draugai važiavo, čia visi stengės, lėkė, zama. Visiems reikia į priekį. Bet tu buvai stipriausias iš draugų. Šiaip nesuprantu, dėl ko. Aš iš tikrųjų irgi turiu draugą stipresnį už mane keturračius, tai Valdemarą visą laiką pykstu ant jo, bet tikiuosi tavo draugai nepyksta tave. Gal dėl to, kad nesutsakė, pavažiuoju. Ačiū. Gerai, ačiū. Eik pas žmoną.
bagiai. Niekada neturėjom bagių, jau biški paaugom. Žadėjo bagių būti daugiau. Kiek ten sakė? Nu, apie 15 bagių turėjo būti. Atvažiavo tik tais 5. Bet finišavo tik tais, man atrodo, 4 ar... Jo, 4 buvo, vienas nusirašė, tai liko tik 3 vietos. Tai, apdovanosime tik tais 1 ir 2 vietą. Nu, kaip nebūtų gaila, bet taip yra. Tai, turime, ką mes turime? Turime daug dovanų, kurios mums duoda CF Moto, Moto Fox, Moto Marine, kai visą turim visą laiką dovanų. Tai, 2 vietą, bagių klasiai, tai užima Vytautas Dūda. Kartu su savo šturmanu. Dar atsimenu naktinį, sakau, važiuot ar nevažiuot? Sakau, važiuot. Ir pravažiavo. Šaunu. Ir taip, 1 vietą bagių klasiai užima mano bendravardis. Koks mano vardas? Koks mano vardas? Ne. Nieks čia žinot? Lenkas! Robertas Mikaliūnas! Tai ką, chebra, za tokia va buvo mūsų tusovačka varžybos. Bet tai nesibaigė, aš sakau apie varžybą. Pasivažinėjom, pasimokėm, ko negalima daryti, ko galima daryti, kokius leidimus reikia gauti, kokius, kur reikia iš vis kreiptis. Sužinojom, kad vašė tokie leidimai yra. Jo, iš tikrųjų. Ką prižadėjom, jo, nepadarėm taip, kaip prižadėjom, bet manau, kad pasitaisėm ir gerai praleidom laiką. Ar ne? Ačiū jums, jiems. Tai ką, tusovkė nesibaigia, visi dar pasiliekam, yra aliuko, yra perkūno ir pašvenčiam iki ryto. Didžėjus mums pagros, duos gazą. Chebra, ačiū visiems ir važiuojam toliau! Ate. Nepavykusiu kadrų dar biškį. Palikdama pasaulį. Žinau, kad daryt savo gyvenime, per daug gyvenime, atsakymų nėra. Atsimės, kad nemanai, atverk akis, pažiūrėk, ką padarai.